Sveiki gerbėmieji. Šiandien jau 6 mūsų susitikimas, 49 2024 metų savaitė, gruodžio pradžia. Šiuo metu, kai aš filmuoju, Patreonų yra 9. Puikus skaičius. Puikus skaičius. 6 laida, 9 patronai. Ačiū Jums labai, kad remiate. Praeitą kartą, kai kalbėjau apie istoriją, tai likau biškis skolingas porą tokių įdomesnių faktų, kad taip, Sovietų sąjunga gyveno 69 metus, bet tai yra vis tiek. Dar kalbėjau šiek tiek apie herbus ir apie tą Sovietų sąjungą. Tai labai greitai 29 metais ant Sovietų sąjungos herbo atsirado 7 juostelė, tadžikai. Ir nuo to momento ta apatinė juostelė tapo Rusijos, nes iki 29 ten buvo tuščia. Ir paskui laikui bėgant atsiranda 11 kalbų, po karo atsiranda 16 kalbų, tame tarpe ir lietuvių. Paskui lieka 15 kalbų. Kas išnyko? Išnyko suomių kalba, nes Karelijos Respublika tapo ne socialistinė, o autonominė Rusijos federacijos sudėtyje. Dar čia matome tokius latinizacijos projektus. Tarsi, pas sovietus buvo 2 idėjos: atsikratyti caristinio palikimo, tarsi išpjojo visus kunigaikščius, ką tik tai galėjo, protingesnių žmonės, bet jie norėjo išlaikyti imperiją, bet dar jie norėjo plėstis. Ir tas tautas, kurie rašė ne kirilica, o savo raidėmis, arabiškomis, pavyzdžiui, tai privertė panaudoti lotyniškas raides. Ir čia mes matome paveiksliukę tadžikų ir kazachų rašmenys lotynų raidėmis. Dar 29 metais rusai patys svarstė pereiti į lotyniškas raides Rusijoje. Kam? Tam, kad galėtų plėstis į vakarus, nes rašytinis žodis yra žiauriai svarbus. Tai paskui tos, kurios privertė vartot lotyniškus rašmenis, vėliau privertė vartoti kirilicą, tai sakykime, tas nutautinimas, rašto eliminavimas, jisai pas sovietus dirbo ilgai, nuosekliai. Tiesą sakant, jie darė tą patį, ką darė caras, kai lietuviškas raštas buvo uždraustas. Apie tai vėliau, nes tikrai labai svarbi tema. Šiandien, šią savaitę, pasveikinkime estus. Pasveikinkime estus, nes prieš 100 metų, gruodžio 1 dieną, sovietai norėjo padaryti